Į vietą, kur Vytautas Landsbergis turėjo sakyti kalbą. Iki prezidento rinkimų likus mažiau nei 3 savaitėms, o tiksliau 19 dienų, Lietuvoje prieš rinkiminės kampanijos štilis, kokio dar niekad nėra buvę. Miestų gatvėse vos vienas kitas kandidatų plakatas, o koks, pavyzdžiui, Gitano Nausėdos rinkimų šūkis, neaišku net politikos tyrinėtojams. Kodėl nemato jokių kandidatų reklamų ir agitacijos, nesupranta ir pasirinkti turinti žmonės. O viso to priežastis yra gana paprasta. Mažai kas abejoja dabartinio šalies vadovo pergalę, tad jam neverta persistengti. Žodžiu, nieks nesistengia, nemato prasmės tuščiai eikvoti savo energiją. Zelenskis liko valdžioj, kaip Putinas, ir pas mus liks valdžioj premjerė Ingrida Šimonytė Nausėda. Stuburu. Prezidente. Šūkis pasikeitė kilus skandalui, kad ankstesnė frazė apie stiprią prezidentę ir stiprią šalį atkartojo Putino šūkį Rusijos pseudorinkimuose. Tik štai plakatų ar kitokios reklamos tiek sostinėje, tiek regionuose ieškoti su žiburiu. Palyginkime, štai koks kandidatų margumynas viliojo prieš 5 metus, o šiandien lengviau būtų susirasti sodininką ir pamatyti, kas nori valdyti valstybę. Daug būdavo tų reklamų anksčiau. O dabar? Dabar nematau. Matyti, tikis, kad išrinksi taip, kad nematyti. Tai, kad žmonėms trūksta agitacijos ir reklamos, pastebi ir kvietimus į rinkimus po butus nešiojantis Radviliškietis. Manęs klaus žmonės irgi, o dabar šitam name buvau. Irgi klaus, sako, kodėl reklamas nėra, ką žinau. Tenka konstatuoti, kad prezidento rinkiminė kampanija normaliai dar neprasidėjo. Tada lieka klausimas, ar iš viso prasidėjo. Pirmą kartą mes turim tokią pasyvią rinkiminę kampaniją. Lauko reklamos bendrovės JCDecaux duomenimis šiemet kandidatų plakatų yra 3,5 karto mažiau nei prieš praėjusius rinkimus. Ne ką aktyvesni kandidatai ir internete. Debatai Dabartinio šalies vadovo štabas iškėlęs vos vieną reklaminį klipą. Nausėdos komanda nusprendė, kad žodžių nė nereikia. Klipe vien rankų paspaudimai su pasaulio lyderiais. Aš nežinau, koks yra prezidento, pavyzdžiui, rinkiminis šūkis, kaip atrodo jo rinkiminis plakatas ir panašiai. Susidaro vaizdas, kad prezidentas tikisi laimėti faktiškai nieko per daug ir nedarydamas. Aš jau esu populiarus, tai už mane ir balsuokit. Kitokios strategijos aš šitoje vietoje nematau. Šimonytės komanda irgi susuko tik vieną klipą iš kandidatės prisistatymo Kaune. Tam reikia tvirtos vertybinės lyderystės, stuburo ir sutelktų pastangų. Po regionus Šimonytė pradės važinėti ir jos žodžiais kalėdoti tik dabar. Tam ji apleido premjerės pareigas, išėjo atostogų. Vargu ar galima tikėtis, kad Ingrida Šimonytė kažkaip įtikins tuos rinkėjus, kurie ir šiaip nemėgsta konservatorių arba pradėjo jų dar labiau nemėgti per šią kadenciją. Aktyvesnis internete Ignas Vėgėlė. Jis kelia mėgėjiškos kokybės klipus iš susitikimų su žmonėmis regionuose. Vilnius, kuris gyvena burbulė, visiškai burbulė, jisai negyvena su tauta. Parodyti, kad jisai yra nesisteminis kandidatas ir kad ateina tas, taip sakykime, naujasis gelbėtojas. Kodėl kandidatai šykšti aštrios agitacijos, reklamų ir plakatų, ekspertai aiškina vieną priežastimi. Intrigos šiuose prezidento rinkimuose mažai, tad varžovai esą nemato prasmės persistengti. Už Nausėdą balsuoti ketina apie 40% apklaustųjų, kai už Vėgėlę ar Šimonytę tik po 10%. Visuomenės nuomonių apklausos rodo, kad yra labai aiškus favoritas ir turbūt nelabai kam kyla klausimų, kas laimės šituos rinkimus. Jam kaip stipriam favoritui iš tikrųjų naudinga, kad viskas yra nuobodu, kad konkurentai irgi greičiausiai nelabai tiki savo sėkme. Ir nereikia, vis tiek meluoja jie. Visi. Gal tiesiog neišlaidauja, vis tiek sunkus laikas. Mažiausiai piniginių aukų iš lyderių trejeto kol kas surinkęs Nausėda per 60 000 eurų. Šimonytė ir Vėgėlė turi beveik vienodai per 150 000. Tiesa, konservatorių kandidatė beveik visą sumą skiria partija, o Nausėdai su Vėgėle aukoja verslas, giminės ir pavieniai žmonės. Ekspertai stebisi, kad partijos neišnaudoja šios kampanijos pasireklamuoti prieš Europarlamento ir Seimo rinkimus, o ir pačių rinkėjų atžvilgiu toks priešrinkiminis štilis esą ydingas. Aštriai debatuodamas ir
bent jau parodydamas kažkokį realų pasirinkimą, tu parodai elementarią pagarbą rinkėjams, kad aš darau ne vien tik tai dėl paukščiuko, tos pagarbos rinkėjams man trūksta. Pirmasis prezidento rinkimų turas jau po 19 dienų, gegužės 12. Vilniečiai